Štai pristatysiu jums anglų lietuvių žodyną patį patogiausią. Kiek yra? Štai kairėje pusėje yra pasirenkamos kalbos. Čia yra angliška abėcėlė. O čia, jeigu įdomu, iš pradžių galite pasiskaityti apie patį žodyną. Dabar pasirenkame anglišką žodį. Tarkim, namas. House. Įrašom, o žodynas jum išmeta, kiek jisai yra suradęs visas anglų reikšmes ar visus panašius žodžius. Ir jūs galite pasirinkti ir paspaudžiate mygtuką versti. Ir štai čia yra žodžiai. Ir tiesiog vartotojas gali pasirinkti reikšmę pagal jo sakinį. Nes, kaip žinote, anglų žodis gali turėti labai daug reikšmių. O jeigu norite išgirsti ar pasitikslinti, kaip tas žodis tariamas, reikia paspausti ant šio garsiakalbio ir palaukti, kol atsiras kita svetainė. House. Arba dar kartelį pasitikslinti. Jeigu norite, kad jisai pakartoti, tiesiog reikia paspausti mygtuką Submit. House. Štai. O dabar dar pamėginkime vieną žodį. Tarkim, antis. Ir štai išmeta, iškart galime pasirinkti žodį. Grįžkime, šiek tiek per greitai sureagavo. Čia yra rodiklė, su kuria galite grįžti. Arba tiesiog va čia pasirinkite žodį. Andak. Paspaudę. Kad būtų lengviau sugrįžti. Ir paspaudžiame garsiakalbį. Išgirstime, kaip jisai tariamas. Pabandykime dar kitą žodį. Vyras. Men. Arba galime pabandyti vadybininkas. Ir ištarė. Dabar galime grįžti į anglų lietuvių žodynas. Ir kaip minėjau, čia yra abėcėlė. Ir mes galime pasispausti ant bet kurios raidės. Tarkim, O. Čia yra visi žodžiai su O. Čia yra 12 puslapių ir tarkim pasirenkame 11. Ir čia yra visi 11 pateikti žodžiai. Tarkime, overstate, kuris reiškia perdėti. Ir taip pat galime išgirsti, kaip jisai tariamas. Štai. Pakartojame. Pasirenkame lietuvių anglų žodyną. Čia yra labai panašu. Čia taip pat dabar yra lietuviška abėcėlė. Tarkim, pradėkime nuo Č. Deja, nieko nėra iš čia. Spaudžiame lietuvių anglų žodynas.
Pasirenkame raidę R. Čia yra visi puslapiai. Čia yra visi žodžiai iš pirmojo puslapio, bet mes pasirenkame 18. Ir čia galite pasirinkti, tarkim, rūsys. Ir čia yra visos reikšmės. O jeigu norite grįžti atgal, kokį pasirinkote, tarkim, rusvas. Štai, visi žodžiai. O čia yra panašų žodžiai, kokie jūs jau galėjote pasirinkti. Grįžtame į lietuvių anglų žodyną. Ir štai, čia taip pat galite pasiskaityti apie žodyną. O dabar yra labai svarbus momentas, ką aš norėčiau pasakyti apie šį žodyną. Šį žodyną galite parsisiųsti, kur yra dešinėje pusėje, parsisiųsti žodyną, paspaudžiate. Ir trumpai galite paskaityti apie šį žodyną. Ir paspaudę parsisiųsti žodyną nemokamai, jis greitai bus įdiegtas į jūsų kompiuterį. Taigi galėsite pasiskaityti. O dabar dar kartą noriu priminti svetainę anglų-lietuvių-hb.lt. Čia galite rasti šį žodyną arba tiesiog įvedus į Google svetainę anglų-lietuvių žodynas ir jisai jums išvers. Ir ten paspaudus galėsite rasti. Šių žodynų labai paprasta naudotis. Taigi tiek apie šį žodyną. Ačiū už dėmesį.